Sveiki kolektyvas, sveikinuosi su jumis iš Latvijos, iš Madonos, Madona Hard Enduro renginio, lenktynių. Kaip suprantat, Hard Enduro, mano mocas jau stovi ten kažkur paliktas prieš startą. Dabar yra 10 valandų, toj bus briefingas ir 11 valandą startas. Ryte buvo šlapdriba, dabar yra kokie malonus 2 laipsniai, tai bus ne tik kad šalta, bet ir slidu. Hard Enduro kolektyvas iš Lietuvos, žvaigždė Romas, Gediminas po Rumunijos, užsikrėtęs Hard Enduro virusu. Beje, Gediminas net nežino, kad jo laukia 3 valandų važiavimas, tai buvo nustebęs vakar pakeliui. Kaip nusiteikęs? Puikiai. Matas irgi. Sporto meistras. Does the sport class start sooner or no? Sport class after three. Okay, but it's 2 starts, yeah? Palauk, tu starts, ką reiškia? Nu tai pirmas startuoja sport klasė, tada sekantis startas bus mūsų. Ai, tai kur čia pala? Čia stovi? Ką, pasišildom variklius, kiek čia spėjom. Pati pradžia bus į kalną ir tada žemyn ir per tą rasą, kuris jaučiu bus bele kaip slidus. Ir kurie čia vietą imt? Dešiniai žemiausias atrodo. Bet dešiniai tu neišsisuksi, nebus patogu. Nu, va. Ką, sėkmės? Sėkmės reiks. Prireiks. O, sport klasės 15 sekundžių. Kaip čia sportininkai, lengvai? Lengvai, ja. Nu, ne visi. Ką, mūsų 15 sekundžių. Kadangi važiuodamas daug nekalbėjau, tai nusprendžiau, kad pakomentuosiu pats žiūrėdamas video, kurį jūs irgi dabar žiūrite. Tai kaip matote, startas buvo ganėtinai konservatyvus, nenorėjau aišku įsivelti kažkokias nesąmonės, bet galų gale tai buvo klaida dėl to, kad atsidūriau štai šitoj situacijai, kur atvažiuoji ir nėra kur pravažiuoti. Tai aš nieko nelaukdamas iškart sukausi ir nusprendžiau važiuoti žemyn, ieškoti, sulaukti, kol atsilaisvins ant kalno vietos, per ilgai nelaukiau, pamatau, kad yra kažkur laisvos dalies ir važiuoju į viršų. Nusileidimas čia buvo gan statokas, GoPro kai visada nerodo kaip statu, nors buvo statu, bet iš tikrųjų man po Rumunijos tai nebuvo sunkus nuvažiavimas. Vienaip ar kitaip stengiausi atsargiai važiuoti, kad nepridaryti nesąmonių. Na ir čia aišku turim tą pirmą rastą. Turiu pasakyti, kad pirmam rate aš dar jį visai pakankamai gerai pravažiavau. Nors vat irgi biškį užtrukau. Reikėjo biškį pasistumti kojomis, nu bet ką, yra kaip yra. Važiuojam toliau. Čia ganėtinai slidus užkilimas. Čia ganėtinai slidus buvo užkilimas, bet kaip matėt, užkilau be problemų. Vėlgi status nusileidimas, kur nesimato, kad jisai status. Čia gan gilus smėlis. Ir važiuojam prie antro rimtesnio iššūkio, kur jau matosi, kad yra šioks toks kamštis. Tas iššūkis tai akmenų krūva, jeigu taip galima pavadinti, tiesiog daug didelių akmenų išdėstytų bele kaip.
Ir turiu pasakyti, kad nebuvo labai lengvas pravažiavimas, nes aukščių perkritimai dideli. Jeigu biški nepataikai važiuoti, mocas stringa tarp akmenų, pačios galinės šakės stringa, neleidžia moco pasukti lengvai, tai žodžiu reikėjo labai taikyti, kur veži mocą. Pirmam rate dar neblogai visai pravažiavau, nes buvo kas važiuoja priekį, spėju, kad žmonės jau važiavę šiais akmenimis, tai aš tiesiog bandžiau važiuoti iš paskos ir tiek. Nu va ir pravažiavom be didelių rūpesčių. Čia padangos nebuvo labai didelis iššūkis, tiesiog sėdi ant galo ir duodi gaziuko, rastas, darbiški akmenų, bet čia mažiukai, tai tiesiog reikia nepaslyst. O, čia rastas biški kylantis į viršų, bet irgi tiesiog važiuoji ir pravažiuoji. Čia aišku biški paskubėjau ir pastrigau, kaip matot. Važiuodamas jaučiu, kad ne kažką mano taimingas važiuojant per kliūtis. Tiesą pasakius, senokai važinėjau per kliūtis, tai taip biškelį nekomfortiškai jaučiuos, tuo labiau, kad iš vis pirmas ratas, apšilimo kaip ir nėra, kas man ypatingai dar sunku yra išvažiuoti ir nevažiavus jau gerai iškart pradėti važiuoti. Nu, čia tokia baisesnė kliūtis, bet kadangi aš jos nemačiau, kas per kliūtis, tai tiesiog važiuoju ir pravažiuoju. Jinai daug statesnė negu atrodo video. Ir pirmam rate viskas tiesiog gaunasi gerai, kitose ratuose, kaip pamatysite, ne taip lengvai. Čia laukia ganėtinai storų rąstų krūva, kurie tikrai aukšti. Ir susifeilinu su taimingu, nepakeliu gerai priekinio rato, tai taip stipriai kalu su priekiu į rąstus, bet kažkaip pravažiuoju nenugriuvęs ir be didelio vargo. Kad biški rankos atsipalaiduotų. Tai strategija mano buvo nuo pat pradžių nepersistengti, nepervargti, neužpompuoti rankų. Tai va tokiam miško keliuke, kur galėtum šiaip visai palėkti, aš važiuoju labai atsipalaidavęs, kad sutaupyčiau jėgas ir nepervargčiau, žodžiu. Čia
čia irgi nespėjau rato pakelti prieš rastą, tai biški durnai pravažiuoju, nu, bet galų gale nesigavo labai blogai. Čia truputį trūko greičio, kad pervažiuotų motociklas pilnai. Na, čia kaip ir galima numanyti, kamštukas. Šitą vietą aš jau buvau matęs video iš praeitų metų, tai žinau, kad reikia laikytis kairės ir važiuoti per tą tarpą. Čia prieš mane važiuoja Matas iš mūsų kompanijos, su kuriuo kartu atvažiavom. Bando iš gazo užvažiuoti. Išsikel, ble. Gražiai peršoka. Ir aš lygiai taip pat užsikeliu, kaip jisai, ir bandau peršokti, bet biški gaunasi sendėt. Bam. Kaip ir neblogai, bet taip ne visai atsargiai. Čia po kojų kabinu akmenį kažkokį, tai taip nustebino, nes jo nepastebėjau važiuodamas. Čia smagus toksai pravažiavimas, kur reikia važiuoti lėčiau ant balanso, nes siauras keliukas ir toks pakritimas žemyn, tai reikia įsilaikyti toj vėžoj. Čia, aišku, turbūt buvo ir geresnė linija, bet kažkaip aš visada važiavau šitą didžiąją laiko dalį, kuri nebuvo pati geriausia. Šitoj vietoj tikrai ganėtinai status nusileidimas su šaknim, su akmenim. Vėlgi video kaip visada neatrodo, bet tikrai statokas. Tai reikia atsargiai su priekiniu stabdžiu ant visų akmenų ir šaknų, kad nenuslystų priekis. Čia dar viena potenciali kamščių vieta. Iš galo bičas sako, kad aš važiuosiu tenai, tai tada ir aš nuvažiuoju tenai. Jisai matyt žino, kad pro ten pravažiuoti galima ir iš tikrųjų galima. Tai pirmam rate aš čia labai greitai pravažiavau, kitus ratus bandžiau ir per kairę, bet kaip kada, žodžiu, kelis kartus visai gerai gavosi, o kitą kartą, kai bandžiau per dešinę, ten jau, nežinau, gal buvo išdrožta. Labai jaučiuosi neapšilęs. Bet ką, nosį darau. Bet žodžiu pamatysite vėliau video, kad tenai paskutinį ar prieš paskutinį ratą sunkiau pravažiavau negu pirmą. Čia vos nenuslystu, vos nepametu priekio, nes šaknis eina šonu nuo kalno. Ir čia esminis dalykas, tokiai vietai biški greičiau pravažiuoti, kad ratas nespėstų įgauti pagreičio žemyn nuo kalno. Čia bereikalingai užstringu, tiesiog per mažai greičio buvo į kalniuką. Nu, čia visiškai lygioj vietoj. Su keiksmažodžiais.
paslydo priekis ant kažkokio akmens ar ant kažko, neatsimenu, bet, žodžiu, netikėtai nuslydau. Čia atvažiuojam prie vietos, kur man turbūt blogiausiai sekėsi per visas lenktynės. Tiesiog pirmą ratą gal dar palyginus neblogai, bet šiaip labai prastai pataikydavau ir nerasdavau, kaip normaliai pravažiuoti šitos sekcijos, tai nežinau. Realiai turbūt reikėjo tiesiog įsibėgėjus bandyti prašokti per pirmą ir kad priekinis ratas užsikabintų jau už antro rasto ir tada iš gaziuko gerai užgazavus permesti ir galinį ratą. Čia pirmam rate buvo toksai užsukimas aštrus ir tada rastas, kuris kaip ir nupuvęs ir ten vat galima pravažiuoti. Jeigu nori neužsukinėti aštriai, tai tada turėtum varyti per tą rastą, kuris nėra mažas, bet vat, manau, pirmam rate chebra nuplėšė tas stop juostas ir jau kitose ratuose visi važiavo visai kitų lainų, tai nepalei tą rastą. Žiauriai slysta priekis, žiauriai slidu. Wow. Nors priekinė padanga minkšta, bet Čia irgi ganėtinai nebuvo labai status nusileidimas, bet vienoj vietoj va štai čia labai toksai aštrus nukritimas. Tai jo, nebuvo lengva. Čia tiesiog pravažiavimai, nieko labai sudėtingo, bet palikau, kad maždaug įsivaizduotumėt geriau, kas per trasa, jeigu patys sugalvotumėt kažkada sudalyvauti. Šitoj vietoj buvo tikrai įdomi kliūtis, nes rastas ant kalniuko einančio žemyn. Tai va, kaip matot, motociklo kampas važiuojant žemyn yra ganėtinai didelis ir baisus. Aš mačiau, kaip žmonės tiesiog nuvažinėja per video, kurį žiūrėjau, tai ir pats taip dariau ir net nesivarginau nulipinėti nuo moco. Bet va štai čia lygioj vietoj susimėtau ir nukrentu. lygioj vietoj. Tikrai taip, lygioj vietoj. Šalta tikrai nėra.
Čia ir buvo ganėtinai status, bet nieko per daug sudėtingo. O čia va toksai medelis, kuris taip labai skersai eina, truputį kalniuką, biški pakilęs. Ir realiai aš jo nei kartą per visas lenktynės normaliai taip ir nepravažiavau. Nors iš tikrųjų tai čia iš vis nieko nėra sudėtingo. Čia dar Donatas. Ble, Donca, man. Dar va įvažiuojam į mane biškelį. Linkėjimai Doncijai. Wait. Kur? Žodžiu, ja, čia tai labai prastai šitoj vietoj važiavau per visas lenktynės, niekaip neišdrįsau tiesiog šok per rastą, nors čia visiškai nieko sudėtingo kaip ir nėra. Tai nežinau, tiesiog buvau labai senai važiavęs per rastus, daugiau koncentruodavomės į kalnus visokius ir tas jautėsi šitose lenktynėse. Čia kažkoks latviukas pamatęs, kad aš savo lietaus plošę kaistu, tai jisai prasegė man viršų ir biški leido karštam orui išeiti, tai ačiū jam. Čia pirmas status kalnas. Važiuoju taip neužtikrintai ir ko pasekoje paskui tikrai prastokai važiuoju. Gerai, kad buvo kas padėjo užtempti ir užkilau. Kitose ratuose čia problemos neturėjau, kaip matysite vėliau, visai lengvai užvažiuodavau. Nusileidžiu nuo kalno ir vėl sutinku Matą, kuris stebi kažkokį kamštį ant kalno. Į tą užvažiavai ir tempia. Ką? Tai varome Chicken Lime. Kadangi ant kalno kamštis, tai nusprendžiam, kad varome Chicken Line'ą. Chicken Line'as visai smagus, nors toks gan ilgokas gaunasi, nieko per daug sudėtingo, bent jau pradžioj, o paskui tuoj pamatysit. Čia labai sufeilinu, nes leidžiu galiniam ratui ant to pagalio nuslyst žemyn, kas mano mocą iškart pakreipia labai blogą poziciją. Tai turiu čia apsisukinėti.
aš biški peršoku daugiau, galinis ratas užkyla ir paskui gražiai nuslysta ten žemyno to rasto, tai nusitempinėti nebereikia, bet čia atvažiuojam į sekciją, kur tų rastų daugiau ir jau formuojasi, aišku, kamštukas. Čia užkyla aukščiau, kad nieks neužlindinėtų. Klaida buvo su tą pločiu varyt. Klaida buvo su tą pločiu varyt. Ką? Foto numesi. Proga atsikvėpti, kol laukiam žmonių, kad pravažiuotų per priekį esančius rastus. Čia va kažkokia gudri bando lysti į priekį, nes įsivaizduoja, kad jiem puikiai seksis pravažiuoti, bet kaip matosi, tai nelabai turi supratimo, ką daryti prie tų rastų. Matas labai gerai susitvarko. Aš bandau iškelt taip mocą, kad mano dešinys pakojis būtų jau virš rasto ir kad jisai nekliūtų. Tai dabar tokioj pozicijai labai lengva mocą pertempti į kitą pusę. Lygiai tą patį pabandysiu daryti ir tenai aukščiau. Prie kito rasto. Kaip matot, šitas žmogus rimtai vargsta. Čia mano galinis ratas papuola ant kažkokio rastelio, bet iš esmės tai laukiu, kad jisai nuvažiuotų. Vėl lygiai taip pat pakojų užkabinu ir dabar jau lengvai persitempi paguldęs mocą. Važiuojam toliau. Čia irgi ganėtinai status nusileidimas ir dar su provėža. Polzis. Ten yra chicken line'as. Ir antras status kalnas, bent jau iš pradžių taip galvojam, kad status. Ir jis gal ir buvo status, bet realiai tik pirmam rate labai ant jo strigau. Nuvažiuoju patikrinti chicken line'ą, ar čia kažkas yra. Kažkoks keliukas kaip ir matas yra, bet realiai čia atvažiavus matau, kad nėra kur užkabinti galinio ratą. Dar pabandau biškelį, nes čia koks tai matosi pravažiavimas, bet realiai tiesiog yra per slidu pasiekti. Aišku, čia turint daugiau įgūdžių, manau, galima iš to posūkio įlėkti šiek tiek aukščiau ir tada galbūt galinis ratas turėtų jau už ko užskabinti. Vienaip ar kitaip sukuosi ir varau atgal. Nėra, ten tokių zigzagų turėtum pis, bet nėra kur užsikabinti. Per slidu. Nu ką, mano bandymas, kuris, kaip pamatysite, ganėtinai juokingas. Ir verčiamės nuo kalno.
gerai, kad bent mocas patogiai nukrito, tai nuvažiuoti žemyn nebus didelės problemos. Geras. Antras bandymas. Nedaug geresnis. Bet palengva ir užvažiuoju iki kamštuko. Vieną kartą gaunu smėlio į veidą ir tada gaunu antrą, bet taip jau gaunu kaip girdėjot, gaunu kaip kokį kastuvą. Nes kaip tik prieš tai, aišku, nusiėmiau akinius, galvau karštą, reikia atsigauti ir prieš važiuodamas jų neužsidėjau. Nu tai va, moku už tai kainą. Gerai, kad padeda užtempti, nes pats būčiau sunkiai užsistūmęs. Tiek smėlio pisa į šalmą. Wow. Aha, iš tikrųjų labai daug smėlio. Biškį akis prasikrapštau ir bandau važiuoti toliau. Parodo, kad važiuot per kairę pusę. Kitas nuvažiuoja, važiuoju ir aš, bet vėlgi biškį pritrūksta gazo, stipriai pritrūksta gazo ir čia taip pristoju, tiksliau sustoju visai, bet kažkokiu sėkmingu būdu išsijudinu iš vietos ir nuvažiuoju toliau. Bet aišku, galėjau žymiai lengviau užvažiuoti, tiesiog daugiau greičio pačiai. Šitas nusileidimas toks ganėtinai sudėtingas, nes neina tik žemyn, bet žemyn ir dar skersai iš šono. Tai motociklas taip linkęs galą numesti žemyn, reikia su galiniu stabdžiu nepersistengti. Čia privažiuoju ir prisiveju Mindaugą Daugėlą, gerą lietuvį endurininką, kuriam į ratus įsivėlė stora viela. Tai čia prilaikau emociją, kad galėtų išsitraukti ją. Aišku, užtruko viskas daug ilgiau negu video parodžiau. Nuo šalčio gal? Davai, varom. Ką, važiuojam toliau.
Čia tokia vieta, kur nemažai visokių šaknų, akmenų, tai reikėjo važiuoti gan atsargiai, kad nenuslystų. Čia kažką aplenkiu ir eilinį kartą sufeilinu. Nieko per daug nelaukiu, iškart stumiuos atgal. Nėra labai lengva, nes yra provėža ir iš jos išlipti sudėtinga. Bet kažkaip pavyksta. Ir apsisuku ant kalno vidurio. Žodžiu, vėl klaida lygioj vietoj. Panašu, kad ne aš vienas padarau klaidą, sulaukiu, kol apsisuka ir važiuoju antrą kartą. Kaip matote, tikrai nieko sudėtingo, bet kažkodėl iš pirmo karto sufeilinau. Čia praleidžiu sportininkus, matau, kad važiuoja gerokai greičiau, tai nėra prasmės man jų užlaikyti ir pačiam jau spaudimą iš galo. Štai ir baigiam pirmą ratą ir aš iš karto stoju pitus išsikraštyti visą smėlį iš šalmo. Vienas ratas valanda, einam, Max. Taip, nors video nesimato, bet tenai yra laikrodis. Ratą biškį greičiau pravažiavau. Ir pirmam rate jis rodė, jeigu neklystu, 5 minutės. Tai gavosi, kad antrą ratą pravažiavau per 36. Čia jau matote video iš realiai trečią ratą, nes antrą ratą visiškai nefilmavau. Čia dalis tarp finišo ir starto, galima sakyti, nes va čia važiuojame į tą vietą, kur startavom ir kilom į kalną. Pirmas bandymas nekoks, antras bandymas geresnis, bet irgi toks, ne toks, kuriuom galėčiau didžiuotis. Dar kartelė akmenų sekcija. Čia visai neblogai prasivažiuoja. Vėl privažiuojam prie padangų. Su padangom nieko kaip ir per daug sudėtingo. Sekantis rastas. Taimingas vis dar atrodo neypatingai geras. Žodžiu, savo pasirodymų per rastus tikrai nesu labai patenkintas šiose varžybose. Bet bent jau žinau, ant ko dirbsiu ateinančiose treniruotėse ir pasivažinėjimuose. Tai žodžiu, nepamirškit pasubscribinti, kad matytumėt, kaip man seksis treniruotis ant rastų, kelmų, akmenų, jeigu tokių rasim ir panašiai. Čia irgi pavyzdys, kaip taimingas neveikia. Nu ir čia va mano puikus pasirodymas. Trečiam rate bele ką. Čia dar pabandau iš vietos užvažiuoti, bet irgi nepakankamai aštriai duodu gazo, pagreitėju ir neužtenka.
pačiam juokinga iš savęs. Čia va tiesiog paprastai žmogus pravažiuoja ir tiek. Atsikvepiam ir bandom dar kartelį. Nu ir va. Tiesiog nei labai ypatingai greitai, nei kažką, bet ne per lėtai, svarbiausia. Ties šitais dideliais rastais jau šiek tiek geriau sudirbu su gazu ir sankaba, nes į juos įvažiuoti ir nepataikyti yra labai nemalonus jausmas. Tik svarbiausia čia, kur bus rastų krūva, nesufeilinti ir gerą tą pasirinkti. Gerą tą, tai turiu omeny lainą gerą. Šitas rasta peršokimas irgi nebuvo labai gražus. Čia irgi nepataikyta. Čia per greitai iškeltas ratas į viršų, per mažai gauta greičių į priekį ir vėl galinis ratas sustringa. Tai žodžiu, klaidų nemažai. Bet lainą, kiek atsimenu, šitam rate pasirinkau ganėtinai gerą. Nežinau, ką čia daro šitas bičas ir kodėl jisai renkasi tokį kelią. Tikrai atrodo labai sudėtingai ir dar negana to, ten yra kelmas, kuris jam dabar trukdys apsisukti. Ir vėl aš turėsiu laukti, kol jisai tenai išsisukinės. Tai žodžiu, tikrai jo lainas yra ypatingai sudėtingas. Čia vėl truputėlį po pirmo rato per atsargiai elgiuosi ir tenka pabaigti manevrą persikeliant, bet nėra labai sunku, nes tik galinį ratą pertempi per rastą. Čia geras lainas buvo, mažai jėgų, gan greitai. Čia įvyksta įdomus dalykas. Pastebiu savo vairo paminkštinimą, kurį, matyt, pamečiau praeitam rate. Radau savo besimėtantį šitą. Čia jį bandau užsidėti ir nelabai sekasi, nes esu pasikeitęs vairo laikiklius į tuos su guma ir paminkštinimas ne visai gerai telpa. Tai žodžiu, bandau dėti, jis neužsiklijuoja ir dar neužsiklijuoja dėl to, kad daug žemio ant velkro dalies. Tai kažkaip uždedu, bandau važiuoti. Gerai, gal nenukris. Bet važiuodamas toliau, matau, kad jisai vis tik tai krenta. Tu kurva. Taip. Tada sutikau varžybų organizatorių ar kažkokį padėję važiuojantį pro šalį ir jis su stop juosta padėjo man užrišti šitą paminkštinimą. Kaip matote, į šitą kalną, į kurį prieš tai tempę užvažiavau ganėtinai lengvai, nors antrame rate pavyko daug greičiau ir agresyviau užlėkti. Vienaip ar kitaip daugiau ant to kalno per lenktynės nebestrigau, tai bent tas smagu. Čia važiuoju į tą kalną, kurį pirmame rate ėmėme per chicken line'ą. Ir čia aš jau antrame rate pabandžiau važiuoti per pagrindinį line'ą ir man pasirodė jinai daug lengviau pravažiuojama negu
chicken line'as, nes tiesiog zigzaguoji su pivotais per visą kalną. Aišku, viskas buvo gerai iki 4 rato, jeigu neklystu. Bet tą jūs pamatysite šiek tiek vėliau. Vienintelė vieta, kur šiek tiek man sunkiau buvo pravažiuoti ir vis dauguma čia strigo, tai yra šita šaknis, nes greičio būdavo per mažai ir visada nuslysdavo motociklas žemyn, tai visad kažkas turėdavo pridėti ranką ir užstumti mocą per šaknį. Nu, čia kalnas, prie kurio prasileidau daug smėlio. Oi, čia tas žiaurus, kur pirmam rate per 2 kartus variau ir ten antram geriau biškį užvariau. Tai kaip ir sakiau, antram rate užvariau geriau, bet vis tiek tempė. O trečiam, kaip matot, tiksliau kaip dabar pamatysit, labai lengvai važiavau. Tai pats pasidžiaugiau, kad taip lengvai pavyko. Nice. Vienkė kilo vidury kalną. Nice, labai gražiai. Pavyko šį kartą. Ir realiai daugiau per šitas lenktynės tame kalne nestrigau, tai viskas gerai. Tik tai kitame rate, man atrodo, važiavau dar šiek tiek per kitą lainą, kairiau laikiausi. Na, o štai ant šito kalno kažkaip sugebėjau vėl suvelti, užstrigau ir jau čia šansų pajudėti iš vietos iki viršaus nebuvo, todėl nusprendžiau suktis ir varyti žemyn ir kartoti. Jau kelintą kartą subėgiu su krončinu, ble. Trečią įsimetu ir tada vidury kalno neužtenka. Taip, tai dabar prisimenu, kad važiuodamas prieš kalną sumaišiau ir įmečiau 3 vietoje 2 ir už tai man šitoj vietoj pritrūko 3 bėgio ir dėl to sustojau. Kaip matot, nebuvo sunku užvažiuoti. Šitam žmogui labai nepavydėjau važiuodamas pro šalį, nes gan stačioj nuokalnėj įsivarė į tarp medžių mocą, tai jam ten jį ištraukti tikrai turbūt buvo nemažas vargas. Ant pagalio stabdį paspaudžiu. Dar vienas ratas. Net nežinau, ką čia daryti. Reikia važiuoti. Štai važiuoju į 4 ratą, laikrodis rodo 2 valandos 11 minučių, tai reiškia 3 ratą važiavau apie 36 minutės, labai panašiai kaip ir 2. Vėl nesugebu gerai važiuoti per šitą rastą, žodžiu, čia yra mano varžybų gėda. Tikrai nėra jisai toks sudėtingas, kaip čia aš jį pasidariau, tai žodžiu, yra kur padirbėti. Dar kartelį akmenis ir 4 rate tikrai labai nesmagiai per juos važiavau. Pradžia kaip ir nieko,
bet šitoj vietoje galas sustringa ties akmeniu dešiniai pusiai ir paverčia motociklą į šoną, tada koja į gilų tarpą įkrenta ir labai nemaloniai pradeda traukti blauzdą. Na, bet kažkaip biški pailsiu, atsigaunu ir važiuoju toliau. Anyway, šitas pravažiavimas tikrai buvo prasčiausias, manau, iš visų. Ir čia vat ratas įkrenta į duobę kažkur, žodžiu, nelabai gražiai pravažiavau šį kartą. Ko pasekoje 5. rate bandžiau kitą lainą, kas irgi nebuvo geriausias sprendimas. Kaip matote, pabaiga labai negrakšti, nuslydo kojas nuo pakojo, žodžiu, labai beleką. Čia geriau, man atrodo, peršoku. Čia vėl eilinį kartą pritrūksta greičio. Kartojam. Geriau. Normaliai peršoku. Šitame rate per medžius kaip ir pravažiuoju visai neblogai, nors šitos dalies vėl neįveikiu be pasitempimo. Bet kažkaip labai stipriai nusitempiau rankas, žiauriai pavargo kairė ranka ir va čia sutikęs Gediminą, jam tą patį ir papasakosiu liktai. O, zdarova. Ką tu? Pizda? Ant pirmų kalnų dalek, kai važiavau, pizda, galvojau, miršiu. Tokios mano taikėlės. 5 ratas ketvirtas? Jo. O tavo? Trečias. Ai, blet. Aš norėjau užtolti, žiūriu valandą, liko reikia važiuoti. Labai va čia per rastus dabar užtempia. Jaučiu, man vis tiek spaudžia tos apsaugas, kažką reikia daryti. Gerai, gerai. Čia va vėl bandau dešinę pusę ir kaip matysite, tikrai ne taip sklandžiai pravažiuoju kaip tada pirmam rate. Bet iš tikrųjų manau, kad dėl to, kad daug viskas labiau išdrožta. Tiesiog labai žmonės atidengia šaknis ir daug sunkiau pravažiuoti pasidarė šitą sekciją. Na, bet šiaip netaip įveikiu. Čia privažiuoju prie jų pradžioj minėtų rastų ir prie jų baisiai stringu, nusitampau rankas, žodžiu, belekas. Tai net nerodysiu šios sekcijos visos, nes mane patį nervuoja žiūrėti, tikiu, kad ir jūs. Čia jau ant to minėto stataus nusikritimo vos nepersiverčiu per priekį, kažkaip matyt netyčia spusteliu priekinį stabdį. Emocijos liejasi per kraštus. Na ir čia kažkur išjungiu kamerą ir jau įjungiu po rezultato. Tai tiesiog darydamas vieną iš pivotų jau nesugebėjau su užkirtusią ranką nuspausti sankabos ir mocas persisuko ir tiesiai į medį. To pasekoje turiu lūžusi priekinį sparną, lempa jau nuo Rumunijos sudaužyta, tai bent tiek gerai, naujos neįdėjęs, neturėjau ką prarast, žodžiu.
dabar, kai čia žiūriu, tai manau padariau klaidą bandydamas per anksti motociklą užsukti. Jeigu būčiau tiesiog bandęs ilgiau važiuoti stačiai kalną, būtų nereikėję jo prasitempinėti. Dabar teko dėja užkelinėti galinį ratą aukštyn, kad galėčiau pravažiuoti virš tų medelių su pakoju. Čia gal pastebėsite, gal ne, bet bandau sankabą valdyti viduriniu pirštu, nes tiesiog jau rodomasis pirštas baisiai pavargęs ir tiesiog neįspaudžiu sankabos, bet tuo pačiu pajaučiu, kad su viduriniu pirštu neturiu tikslumo, tai tada liktai perimu abiem pirštais ir bandau važiuoti. Žodžiu, čia jau nuovargis tikrai labai jaučiasi. Oi, ble. Sulaužiau sparną, nes pizda kairiai rankai. Nebesuspaudžiu sankabos. Tai viskas, tikrai paskutinis ratas. Oi, kaip blogai. Taip skauda. Na, aš tuo metu taip galvau, kad tai yra paskutinis ratas, bet kai pamatysite, tuoj aš neištvėriau. Čia mane iš galo vijosi turbūt sportininkai ir, aišku, neatlaikiau spaudimo ir lygioj vietoj nukritau. Kai iš galo daužo, labai nesunku klaidą padaryti. Likusioje rato daly nuotykių daugiau neapturėjau, tai stovau į pitus ir galvojau, ką čia daryti. Žiūrėjau, neatsimenu, gal ir užsipyliau benzino, gal ir ne. Nežinau, ką daryti, važiuoti dar vieną, nevažiuoti. Taigi, kaip supratote, mane užvaldė maksimalizmas ir išvariau į 5. ratą, likus 11 minučių iki finišo atsidarimo. Tai reiškia, jeigu būčiau išlaukęs 11 minučių pitstopuose, būčiau kirtęs finišą ir finišavęs su 4 ratais. Aišku, tuo metu aš dar nežinojau, bet 5. ratas mano poziciją geriausiu atveju pakeitė tik tai viena vieta. Tai jo, tiek jėgų, kiek aš įdėjau ir kai buvo sunku, tai turbūt nebuvo verta, bet nu ką, patirtis. Kaip matote, čia per akmenis važiuoju kita pusė ir buvo sunku, nes važiuoju pirmą kartą, nežinau čia ko tikėtis, nors seku paskui kažkokį žmogų, bet jis ir panašu, kad nelabai gerai važiuoja. Žodžiu, pavargus buvo ypatingai sunku važiuoti per naują lainą. Čia gal bandžiau važiuoti per tuos aukštesnius akmenis, neįlysti į tą tarpą, bet net va nušokau nuo mocon, kaip jisai įsiveržęs į akmenį. Čia biškį prasistūmiau. Ir šiaip netai pravažiavau. Lainas iš esmės gal ir nėra pats blogas iš savęs, bet kai esi jau labai pavargęs ir bandyti naują lainą, manau, nėra geras sprendimas, nes turi eksperimentuoti, galvoti, o tam energijos nėra per daugiausia.
kaip galima tikėtis, paskutiniam 5 rate per kliūtį sekėsi važiuoti tikrai neypatingai gerai. Nesijaučiau smooth, labai pavargęs, strigau, nu, žodžiu, tikrai buvo belekas, bet iš esmės jokių didelių nuotykių nebeapturėjau. Vienu momentu net bijojau, kad galiu likti visiškai vienas trasoj ir visi tie pagalbininkai, kurie ten kažkur padeda užtempti, gali išsivaikščioti ir jeigu kažkur nepavyktų užvažiuoti, nežinočiau, ką daryti. Bet niekur nestrigau, pravažiavau ir galų gale. Šviesa tunelio gale. Įveikiau tą ratą ir pasiekiau finišo tiesiąją. Laikrodis šiandien nerodė, bet realiai paskutinį ratą suvažiavau per 37 minutės, kas yra labai panašus laikas kaip ir kiti ratai. Ir važiuojant taip tikrai nesijautė, nes buvau labai pavargęs, strigau prie kliūčių, tai atrodė, kad tas paskutinis ratas truko gerokai ilgiau. Nors kadangi nebuvo jokių kamščių ant kalnų, ten niekur nestrigau, tai matytas laikas kompensavosi. Galvau numirsiu paskutinį ratą. 5. Žiūrėk. Taip, ir aš važiuoju, trečiam rate žiūriu, guli, mano nėra, o Šiuose varžybose finišavau 37 iš 67 startavusių dalyvių hobby klasėje, iš kurių nemaža dalis net nefinišavo. Nu ką, kolektyvos varžybėlės baigėsi, praėjo labai smagiai, aišku, ant galo, kaip visada, tradiciškai viskas sutraukė, bet bendrai paėmus visai patenkintas savo pasirodymu, jeigu galima tai pavadinti. Labai reikia treniruotis ant rastų, tai dabar bandysiu tai ir koncentruotis kitose pasivažinėjimuose. Nu, Gediminai, kaip įspūdžiai? Labai gerai. Patiko pirmas hard enduro varžybos? Jo, reikia rašas treniruotis. Va, tas pats. Kalnai. Kalnai ledas, jau po Rumunijos, gerai. Rastai nelabai dar. Jo, tai va, reikės ant šito padirbėti, bet žodžiu, Madona hard enduro tiko. Tai va, rekomenduojam, važiuokit ir jūs. Ką, Romas? Hard enduro. Hard enduro. Kraunamės daiktus, judam namo, tai nepamirškite palaikinti, pasubscribint. Laukia daug video iš Rumunijos, nu ir iš šiaip visokių pakatušių, kaip žinot. Tai iki.